medikam visada, kai būdavau ligoninėse, sakydavau, palaukit, kolegos, Lietuvos medikai puikūs specialistai, visam pasaulyje, visur išvažinėję, žino puikiai kokią situaciją, juos gerbė. Ne? Sakau, kodėl gydytojų asociacija, ne elektrikų asociacija ar santechnikų asociacija darys sveikatos reformą. Lietuvos medikai puikiai žino, kad niekur pasaulyje nėra kompensuojamų vaistų sąrašų. Yra kompensuojamos lygų gydymų. Lyga yra išgydyk lygą. Ir jeigu jums ten yra tokia standartizuota ir kaip yra dviguba kontrolė, bet kur, nes yra sveikatos draudimas, gydytojas tą užrašė, yra standartinė. Jūs sergate ant tokią chronišką ligą, jums priklauso tokie vaistai ir vitaminai C ten ir dar kas nori. Viską jį kompensuoja. Bet rezultatas ten gydymas. Draudimas turi savo medikus, jie dar patikrina, ar teisingai skiria. Dar kontrolė. Ir medicininė kartu, ir finansai. Pas mus tik tai yra kompensuojami vaistai. Kada Viktoras Uspaskich, mano buvęs kolega, ūkio ministras, sako kažkada, mes turim tokį klubą buvus ūkio ministrų. Karčiai susitinkam, pabendravimą. Tai, sako, yra toks dėsnis, sako, ūkio ministrą visada atstatydina, jeigu tik jis nuvažiuoja masą. Aš sakau, ir antras dėsnis. Sveikatos ministrą atstatydina tam, kuris paliečia kompensuojamų vaistų sąrašą. Kuris jo neliečia, yra geras ministras. Pažiūrėkite Lietuvos istoriją.